Daugelis žvejų tikslingai žvejoja tam, kad sugautų karpių. Ši žuvis pasižymi daugybę įdomių savybių, pavyzdžiui, natūraliu gudrumu ir atkaklumu, kai ją pradedama gaudyti. Patirties turintys žvejai žino, kad karpiai gali naudoti įvairius metodus, kad išvengtų sugavimo. Dažnai meškerę nutraukia žuvies nugarinio peleko smaigalys, ji taip pat gali nosimi įsirėžti į stačią po vandeniu esančią atbrailą, dėl to lieka nejudėti, o meškeriotojas negali pajudinti žuvies. Tarp dažnų klausimų apie karpio gyvenimo ypatumus galima paminėti domėjimąsi, kada žuvis pradeda kibti ir kada yra maitinimosi pikas. Verta paminėti, kad karpis mėgsta šilumą, todėl aktyvus kibimas tenka vasaros laikotarpiui, o pavasarį ir rudenį eina į pabaigą. Optimalios sąlygos karpių kibimo pradžiai, kai vandens temperatūra siekia 16 laipsnių aukščiau nulio. Jis taip pat gali išeiti maitintis pavasarį, kai tik ledas pradeda trūkinėti. Vanduo dar šaltas, bet žuvys po žiemos yra alkanos. Optimalūs gyvūninės kilmės masalai, pavyzdžiui, sliekai ir geldutės mėsa. Geriausia naudoti plūdinės meškerės, nes pakrančių vandenys gerai įšyla. Žvejojant su masalu, masalą reikia mesti ne į gilumą, o į pakrantės vandenis ir toliau nuo kranto. Karpių nerštas priklauso nuo vandens temperatūros. Ji turi būti aukšta, veisimasis vyksta pakrantės juostoje. Šio proceso metu vanduo tarsi verda, nes karpiai aktyviai juda ir liečia vienas kito šonus. Įdomu tai, kad naudoti bet kokį masalą nenaudinga, nes jis bus ignoruojamas, jei pabandyti tai žuvį galite gaudyti žuvies tinkleliu. Verta pažymėti, kad vasaros laikotarpiu karpių kibimai stabilus, tačiau staigus temperatūros kritimas, taip pat orų kaita neišeis karpiams į naudą, koks bus laimikis priklauso ne tik nuo kompetentingai parinktų meškerių, bet ir nuo teisingo įrangos pagaminimo, teisingo masalo ir daugelio kitų aspektų.